Pelytės picės užrašai. Sveiki visi, susirinkę pasiklausyti, tikiuosi balandžio 1-ąją, juokų ir melagių dieną gerai papokštavote, ne vieną prigavote ir patys buvote apgauti. Šioje laidelėje kalbėsime apie dar vieną labai gražią pavasarišką šventę – Tarptautinę vaikiškos knygos dieną. Čia bibliotekoje, kur aš gyvenu, tiek daug knygučių, tokių gražių, storų ir plonų, gražiais paveikslėliais iliustruotų. Janina Degutytė, spalvota knygelė. O, spalvotoji knygelė, vesk mane į savo šalį stebuklingą, kur žiedais į žemę sninga, kur žvaigždėm į žemę lyja. O dangus tai lino laukas, o po langu pinavėjai gieda strazdas. Aukso plaukus pasiskleidus, pasakoja bėga vasara žolynais, parugėn ir avietojais. Paukščio sapną sidabrinį sergsti medis, žvėrį šneka, o širdelė mano plaka. Tavo lapai tai sparneliai, imk mane į savo šalį. Tarptautinė vaikų knygos diena švenčiama kartu su pasakų kūrėjo Hanso Kristiano Anderseno gimtadieniu. Andersenas gimė 1805 metais balandžio 2 dieną, Odencija neturtingų tėvų šeimoje. Rašytojo tėvas buvo batsiuvys. Na ir pats Andersenas dar vaikų būdamas mokėsi šio amato dirbdamas pameistrių fabrike. 14 metų Hansas Kristianas Andersenas atvyko į Kopenhagą, tikėdamasis tapti aktoriumi ar baleto šokėju. Na, o tapo rašytoju. Pirmoji knyga įspausdinta jo paties vardu buvo Kelionė pėsčiomis. Hansui Kristianui Andersenui pasaulinę šlovę pelnė jo pasakos pasiektos vaikams. Andersenas išgarsėjo romanų Improvizatorius. Su humoru ir begalė fantazijos jis iš pradžių kūrė vaikams, vėliau savo pasakojimą praturtino ironija bei gyvenimo išmintimi, todėl jo kūrinius vis labiau ėmė vertinti ir suaugusieji. Jo kūriniuose juntama stipri romantika. Visas pasaulis žino jo sukurtas pasakas Undinėlė, Karalaitė ant žirnio, Sniego karalienė, Bjaurusis ančiukas bei Naujieji karaliaus drabužiai. Šioms pasakoms negali likti abejingas. Vienos prajuokina, kitos priverčia ašarą įspausti, trečios pamoko ir suteikia išminties. Dabar pasiklausykite Hanso Kristiano Anderseno pasakos iš knygelės Laukinės gulbės. Naujai atpasakota sena istorija Jonas Kvailys. Buvo kartą kaime sena sodyba, o toje sodyboje gyveno senas bajoras. Jis turėjo 2 išmintingus sūnus, tokius išmintingus, jog vis tiek jiems išminties būtų užtekę, nors jie perpus būtų buvę kvailesni. Abu rengėsi pirštis karalio dukteriai ir čia nebuvo ko stebėtis, nes visiems buvo paskelbta, kad ji tekės už to, kur pasirodys visų išmintingiausias. Broliai rengėsi 8 dienas, ilgiau rengtis neleido paskirtas piršlybų laikas, bet užteko ir tiek, jie buvo labai mokyti ir gudrūs vyrai. Vienas atmintinai mokėjo visą lotynišką žodyną ir galėjo atpasakoti, kas buvo parašyta vietos laikraštyje per 3 metus nuo pradžios iki galo ir atvirkščiai. Kitas puikiausiai žinojo visus cechų įstatymus ir galėjo visados pasakyti, kaip, kada ir kur turi elgtis meistras. Be to, jis mokėjo gražiai siuvinėti petnešas, turėjo miklius pirštus ir gerą skonį. Ir vienas ir kitas tvirtino, karalaitę gausiu aš. Tėvas padovanojo jiems po gerą žirgą. Tam, kur atmintinai mokėjo žodyną ir laikraščius, žirgą juodą kaip sabalą, o tam, kur žinojo cechų įstatymus ir mokėjo siuvinėti, žirgą baltą kaip putą. Broliai lūpas įsitepė žuvų taukais, kad lengviau būtų kalbėti. Susirinko į kiemą visi tarnai žiūrėti, kaip jie sėdasi ant arklių. Atėjo ir 3 brolis. Vadinasi, buvo 3 broliai, tik 3 nebuvo laikomas broliu. Jis buvo netoks mokytas kaip vyresnieji, todėl jį ir vadino Jonu Kvailiu. Ei, kur jūs, prieš ką taip įsipūstėte, paklausė jis. Pas karalių jojame, karaliaus dukteriai pirštis, o tu negirdėjai, kad apie tai skambino po visą kraštą. Ir jie viską papasakojo. Matai kaip, stebėjosi Jonas Kvailys,
Ir aš kartu josiu. Broliai tik pasijuokė iš jo ir nudūmė. Tėve, duok man arklį, tarė kvailys. Labai noriu karalaitės, eis už manęs gerai, neis aš pats ją paimsiu. Nekalbėk nieko, subarė tėvas. Arklio negausi. Ar tavo nosį ta karalaitė? Tavo broliai kas kita, jie gudrus. Na, jeigu neduodi man arklio, pasakė Jonas kvailys, aš pasibalnuosiu ožį ir joju. Ožys mano, kas gali uždrausti? Ir štai Jonas apsižergė ožį, spustelėjo kulnais į šonus ir pasileido vieškeliu, lėkė kaip viesulas. Štai ir joju, džiaugėsi kvailys ir užtraukė smagią dainelę. Broliai neskubėdami jojo ristelė priekyje ir tylėjo. Jie norėjo gerai apgalvoti, kaip pasveikins ir ką kalbės su karalaitė. Ei, suriko jums Jonas, štai ir aš joju, žiūrėkit, ką radau ant kelio. Ir jis parodė broliams negyvą varną. Oi, tu kvaily, atsiliepė jie, kągi veiksi tu su ja? Ha, aš ją karalaitį padovanosiu. Gerai, padovanok, jie juokėsi ir nujojo toliau. Ei, vėl riktelėjo Jonas, žiūrėkit, ką dabar radau. Ne kiekvieną dieną tokį daiktą gali rasti. Broliai vėl atsigrėžė pažiūrėti. Tai kvailys, pasakė jie. Sena medinė klūpė ir dar su nuskeltų priešakiu. Gal ir ją padovanosi karalaitei? Padovanosiu, atsakė Jonas. Broliai vėl pasijuokė ir nujojo toliau. Ei, klausykit, vėl šūktelėjo Jonas. Kuo toli to geryn, tokio daikto ir nesugalvosi? Ką dar radai, paklausė broliai. Ei, ne, atsakė Jonas, nesakysiu, o karaliaus duktė kaip apsidžiaugs. Oi, nusispjovė broliai, juk tai purvas išmestas iš griovio. Tikra tiesa, patvirtino Jonas. Geriausias purvas toks minkštutis ir kaip jis kimpa prie rankų. Ir jis prisigrebė pilną kišenę purvo. Broliai pasileido šuoliais ir atjojo valandą anksčiau už Joną. Prie miesto vartų susirinko didelė daugybė jaunų vyrų. Ten juos surašė visus ir sustatė eilėmis po 6. Taip arti prie viens kito, kad jie į rankų negalėjo pajudinti. Taip gudriai buvo sugalvota, šiaip galėjo pradėti tarpusavį peštis, juk kiekvienas norėjo būti pirmutinis. Kiti šalies gyventojai krūdosi aplink pilį ir žiūrėjo pro langus, norėdami pamatyti, kaip karalaitė sutinka jaunikaičius. Reikia pasakyti, kad vos tik kuris iš jų įžengs į salę, tuoj visa jo gudrybė ir dingsta. Netinka, skelbė karaliaus duktė, šalin. Dabar įėjo vienas iš 3 brolių, tas, kur mokėjo atmintinai žodyną. Bet jis belaukdamas eilės, viską buvo jau užmiršęs. Einant grindys girgždėjo, lubos buvo iš veidrodžių ir jis galėjo save matyti aukštyn kojomis. Prie kiekvieno lango stovėjo 3 raštininkai ir savivaldybės tarėjas. Jie užrašinėjo visus čia pasakytus žodžius, kad juos galėtų įdėti į laikraštį. Toks laikraštis buvo pardavinėjamas prie kampo už 2 šilingus, o kambaryje dar kūrenosi krosnis. Ji degė labai kaitriai, jo šonai buvo raudoni kaip žaryje. Oi, koks karštumas, prašneko pagaliau jaunikaitis. Šiandieną tėvas viščiukus kepa, tai ir karšta, atsiliepė karaliaus duktė. Pralemeno jaunikaitis. Jis netikėjo, kad jų kalba bus tokia. Niekaip nemokėjo pratarti nei vieno žodelio, nors ir labai norėjo sugalvoti ką nors linksmesnio. Pakartojo jis. Netinka, pasakė karalaitė, šalin. Ir jam reikėjo išeiti. Tada įėjo antrasis brolis. O, kaip čia karšta, pasakė jis. Mes viščiukus kepam, paaiškino karaliaus duktė. Ką? Paklausė jis. Ir visi raštininkai užrašė. Ką? Netinka, pasakė karalaitė. Šalin. Paskui buvo Jono kvailio eilė. Tas į vidų įbrazdėjo raitas ant ožio. O, koks pasiutęs karštumas, susiraukė jis. Tai aš viščiukus kepu, pasakė karaliaus duktė. Kaip gerai, tarė kvailys, gal ir aš pasičirškinsiu savo varną. Žinoma, atsakė karalaitė. O kaip tu ją kepsi, juk nėra nei keptuvės, nei puodo. O aš turiu, atšovė Jonas, įsitraukė medinę klumpę ir padėjo ant jos varną. Tos varnos pietums užteks, pasakė karalaitė. O padažą iš kur imsi? Ogi mano kišenėje yra, atsakė Jonas. Turiu per akis. Ir jis pakabino gerą gniužulą purvą iš kišenės. Tas tai man patinka, džiaugsmingai tarė karaliaus duktė. Visada tu surasi atsakymą. Tau žodžio pirkti nereikia ir aš už tavęs tekėsiu. Tik žinok, kiekvieną mūsų pasakytą žodį užrašo, o kitą dieną jis jau atsiduria laikraštyje. Matai, prie kiekvieno lango stovi 3 raštininkai ir dar vienas senas tarėjas, o tas visų pavojingiausias, jis nieko nesupranta. Taip ji pasakė, norėdama pagąsdinti Joną, o raštininkai ėmė juoktis ir aptaškė grindis rašalu. Štai kur puikūs vyrai, sušuko Jonas kvailys. Gerai, tam tarėjui duosiu didžiausią porciją. Sulig tai žodžiais jis išvertė kišenę ir tarėjui veidą išmurzino su purvu. Puiku, pagyrė karalaitė, taip aš ir nebūčiau sugalvojusi, bet nieko dar išmoksiu.
Taip Jonas kvailys tapo karaliumi, gavo pačią ir karūną ir atsisėdo į sostą. Ta sužinojome iš laikraščio leidžiamo ano patarėjo. Tik labai pasitikėti jo laikraščiu būtų gal per drąsu. Hansas Kristianas Andersenas buvo įsimylėjęs garsią švedų dainininkę Jenny Lind, bet atsako nesulaukė. Jis taip ir liko nevedęs. Nors pripažinimo sulaukė dar jaunystėje, visą laiką skundėsi esąs neįvertintas. Mirė Kopenhagoje 1875 metais rugpjūčio 1. Rašytojo atminimui Kopenhagos uoste pastatyta skulptūra, vaizduojanti vieną jo pasakų herojų – Undinėlę. Na, o kad neužsnaustumėte besiklausydami, norime jums užminti keletą mįslių, kad pasuktumėte galveles. Balta žemė, juoda sėkla, žąse užvakėta kas? Susiūtas, bet ne drabužis, su lapais, bet ne medis, ne žmogus, o viską pasakoja kas? Baltos lankos, juodos avys, kas išmano, tas jas gano, kas? Tikriausiai visi nesunkiai įminėti šias mįsles. Žinoma, atsakymas visų šių mįslių – knyga. Jonas Mikelinskas, Atversta knyga. Jis išgindavo gyvulius iš tvarto saulei tekant, jausdamas užantyje aštrius knygos kampus, kurie pamažu dildavo ir švelnėdavo. Vidury lauko, kai 3 karvės, veršiukas ir 5 avys apsiramindavo ir įnikdavo ramiai rupšnoti, jis atsiguldavo kniūbsčias ant žemės, atsiversdavo knygą ir netrukus joje pasinerdavo iki ausų. Būdavo didelis, stiprus, turtingas, keliaudavo po pasaulį, kovodavo su priešais, visus nugalėdavo ir visa tai tęsdavosi tol, kol pažadindavo tolimas tėvo balsas. Jurgi, Jurgi, Jurgi! Jis pašokdavo ant kojų ir bėgdavo išvaryti galvijų iš vasarojaus, bulvių ar daržų. Gelnydavo botagų karvės, visus svorius stumdavo veršiuką iš burokų ir apmėtydavo sausais grumstais avis, o paskui nusmukusieji pačius kūnų širdimi kiūtindavo pas tėvą, kuris laukdavo su pančiu rankoje prie klėties, klojimo ar pirties ir atsiimdavo, kas jam priklauso, 10 ar daugiau kirčių per dugną arba pakinklius, žiūrint kokia ūkiui padaryta žala. Degdavo pasturgalis, šlaunys, mausdavo krūtinę, svaigdavo galva, netgi saulė tokia gera, šviesi ir gailestinga anksčiau, dabar pritemdavo. Ir vis dėlto, kai prisimindavo, kad nuostabi knyga liko, atversta vidury didelio lauko, pasidarydavo saldu ir laisva krūtiniai. Ir jis, pamiršęs skausmą ir kaltę, vėl bėgdavo prie jos, kaip ištroškęs keleivis prie šaltinių. Šią dieną daugybėje šalių rengiamos vaikų ir jaunimo literatūros savaitės. Rengiami konkursai, parodos, konferencijos skirtos geriausiams pasaulio vaikiškoms knygoms. Vaikų literatūros ištakos, mitai ir liaudies kūryba. Pirmosios vaikiškos knygos taip pat buvo leidžiamos remiantis Bibliją ir jos moralę. Alma Karosaitė. Knygutės ašaros. Vytukas turėjo puikiausią knygutę. Iš jos sužinojo, kaip vargšė Sigutė. Pikta ir klastinga jos pamotė skriaudžia. Iš jos sužinojo, kaip liūdna ir graudžia. Dainelę užgriežė per šaltį žiogelis. Kaip zuikiai šuoliuoja, kaip šoka jurgelis. Ar maža ką vaikui apsako knygelės? Bet kartą vaikai nebegirsim Vytuko. Jis popieriaus sako, lėktuvui pritrūko. Ir dairos aplink, ir nagučiai jam niešti, jau galima pasakų lapą išplėšti. Ir ėmė jis pasaką gražiai išplėšė, kaip manot vaikai, ar žiogelis dar griežė. Nustebo knygutė, nustebus pravirko, kodėlgi mane šiam berniukui nupirko. Nereikia man tokio nevykėlio draugo, kurs man gražių pasakėlių nesaugo. Taigi, reikia, kad mūsų knygelės kuo ilgiau mums tarnautų. Jų amžius ir išvaizda priklauso tik nuo mūsų. Kokie mes,
tokios ir knygelės. Todėl nuo seniausių laikų žmonės gerbė, saugojo, prižiūrėjo spausdintą žodį. Vienoje knygoje daugiau kaip prieš 150 metų buvo įrašyta: dūmais neprūkyti, pirštais nesutepti, ašaromis nešlapinti, visuomet šystą didžioj pašienavoniai sergėti. Įsiklausykime į šį mūsų senolių patarimą. Didžioj pagarboje sergėkime knygą. Tiek šioje laidelėje norėjome jums papasakoti. Tikiuosi, buvo įdomu ir naudinga. Atsisveikinu su jumis iki kitos savaitės. Iki. Pelytės picės užrašai.